Ieškau pirkti sodybos. Gali būti sodyba įvairiose Lietuvos vietose, bet jeigu tiks kaina ir kaip atrodo, tada aš nuperku. Turiu pinigų, o dabar va ieškau, kur juos padėti, ar ne? O jeigu netiks, tai irgi ne bėda. Galite su manim pasirašyti sutartį, vesime žmonės tol, kol nupirks. Susitarsim, koks jums tinka procentas, koks ir jum, ir mum, kad tiktų procentas, ar ne? Ir viskas. Reklamuotojų komanda atves tikrai nemažai žmonių. Tai va. Tai pirmiausiai ieškau aš nusipirkti, o jeigu netinka, tai tada galiu padėti, jeigu reikia. Jeigu nereikia, tai įsidėkit patys skelbimą ir parduosit. Galbūt. Tik tais pasakau, su vienu skelbimuku jūs parduosite arba pigiai, arba neparduosite. Jeigu paklius, kaip sako liaudiškai, fuksas ar ne, tai yra, jeigu labai pasiseks, jūs parduosite normalią kainą su vienu skelbimu. Bet čia jeigu labai pasiseks. Tai va. Dažniausiai va dabar neparduoda žmonės iš viso su vienu skelbimu. Sako, nu neperka niekas. Laikai gal tokie atėjo. Nu taip dabar sunkiau parduoti, suprantu. Bet ką padarysi? Pas mus vis tiek parsiduoda. Reklamuotojai padirba savaitę, dvi ir nėra objekto. Aš nekalbu apie sklipus. Sklipus gali parsidavinėti sklipai ir porą mėnesių. Visaip gali būti. Gali ir pusę metų sklipas būti. Tai aš kalbu apie būstą. Tai yra namas, sodyba, butas ar sodas. Sodus perka todėl, kad žmonės nori turėti daržą, kurie gyvena bute. Arba nori tiesiog turėti vietą, kur pasikepti šašlykų kokiu ar pavasaroti. Tai va. Tai sodus perka. Sodos paklausa yra kaip ir bendrabučiai, tai taip ir sodai yra paklausa. Tik tai skirtinga kategorija jų yra. Tai va. Tai aš ieškau nusipirkti sodybos. Skambinkit, telefono numeris yra profilyje. Komentaruose nerašykit, nes parašot turiu. Tada ką man rašyti? Atsiųsk telefono numerį rašau. Tada būna, kad nebeskaito žinutės arba komentaro nebežiūri. Tai iš karto man į privačias žinutės rašot savo telefono numerį, turiu sodybą, telefonas. Tada viskas bus aišku. Ne? Arba skambinat, geriausiai skambinti numerį man. Tai va, sekit kanalą, dalinkitės ir nepraleisite kitų video.